Skalūninių dujų paieška Žemaitijoje kelia aistras. Gyventojai baiminasi, kad dujų žvalgyba negrįžtamai užterš jų žemes ir geriamojo vandens išteklius. Politikai gyventojus kaltina, neva už jų stovi Rusija ir Gazpromas. Donato Stundžio reportažas. Klausimas valstybės likimas ar paprasto žmogaus gerbūvis virsta galvos skausmu Butkevičiaus vyriausybei. Išsigandę dėl taršos gyventojai kyla į kovą prieš skalūnų dujų paieškas, tačiau jos gali sumažinti šalies priklausomybę nuo Gazpromo. Antrą pagal dydį Amerikos energetikos kompanija Chevron laimėjo konkursą skalūnų dujų žvalgybai ir gavybai Žemaitijoje. Neišgręžtas ne vienas gręžinys, tačiau vietos gyventojai jau autobusais traukė prie Seimo. Bijom, kad pradės gręžinius daryti, prileis chemikalų, užterš vandenis visus ir neįmanoma bus. Ūkininkaujam, sūnus ūkininkauja ir nenorėčiau, kad visą mūsų vargą paverstų kažkokiu atliekų duobę mūsų žemę. Išgaunant dujas iš skalūnų trupinamos po žeme esančios ir dujų turinčios uolienos, o tam naudojami chemikalai. Žmonės baiminasi, kad jie gali užteršti geriamąjį vandenį. Geriamojo vandens tarša nekartą užfiksuota Amerikoje, tačiau ekspertų skaičiavimais avaringumas tesiekia 1–2 procentus, o išgaunamos skalūnų dujos ne tik numušė kainas rinkoje, bet ir dujas importavusią Ameriką privertė galvoti apie jų eksportą. Tauragės apylinkės gyventojų tai neguodžia. Jų nerimo ar nežinia skuba pasinaudoti politikai. Jų padėjėjai diriguoja protesto mitingui, o patys politinį kapitalą kraunasi kaišiodami pagalius į ratus vyriausybės siekiams išsiaiškinti, kokias dujų atsargas turi šalis. Ką mes matome šiuo atveju, skaidrumo jokio, yra slepiama, yra šnekama apie leidimo išdavimą žvalgybai, bet pamirštama pridurti, kad tai yra vienas ir tas pats leidimas žvalgymui ir išgavimui, tai yra eksploatavimui. Situacijai kaistant, įpareigojimą išaiškinti gyventojams, kas yra skalūninių dujų paieška ir gavyba, Chevronas išgirdo aukščiausių lygių. Vykdant skalūninių dujų žvalgybą šalyje turi būti laikomasi visų gamtosauginių reikalavimų. Taip pat vykdomas labai aktyvus dialogas su vietos bendruomenė ir visos šalies žmonėms pateikiama kaip galima aiškesnė ir suprantamesnė informacija. Chevronas žada atsakyti į visus gyventojams rūpimus klausimus. Mes įtraukiame bendruomenės, kviečiame jas diskutuoti, atsakome į visus klausimus, kad žmonės žinotų, ko tikėtis. Manau, kad svarbiausia, jog žmonės žinotų, kad laikomės aukščiausio aplinkosaugos reikalavimų ir labai gerai suprantame geriamojo vandens svarbą. Norime, kad gyventojai žinotų, jog mūsų darbas nekelia pavojaus vandens tiekimui ar jų sveikatai. Įtikinti žmonės, kad skalūnų dujų paieškos nereiškia, kad jų kraštas bus paverstas negyva dykine, žada ir premjeras. Visuomenė tikrai bus įtikinta, o jeigu bus priešinamasi, tai aš manau vis tiek reikės surasti tą variantą, kad žvalgyba turi būti atlikta, žengtas žingsnis, kad mes galėtumėm pritraukti ir investicijas, kaip aš sakau, ne žmonių sąskaita, bet mes kaip valstybė turim žinoti, kokius mes turim išteklius žemėje. Tačiau panašu, kad nei Chevrono paaiškinimai, nei premjero noras žinoti šalies dujų atsargas niekam nerūpi. Aplinkos komitetui apie skalūnų dujų gavybą analizę rengė ne geologai, bet fizikas metrologas. Sprendimas yra labai aiškus ir paprastas. Pirmas punktas – stabdyti žvalgybą ir gamybą, nes ten yra suplakta į vieną vietą. Jų nuogastavimai pagrįsti, ypač jeigu klausyti tokių argumentų paimtų iš nežinau kokio rango Nigerijos ar Amerikos laikraščių. Gerbiamo mokslininko pranešime aš nieko negirdėjau apie Europos Sąjungą arba Europos Sąjungoje atliktas studijas. Galimybės, kad gali kas nors atsitikti, tai visada yra. Galima su pieštuku akį įsidurti. Bet tai reikia saugotis. Tai reikia ir šitoj vietoj saugotis, reikia žiūrėti. Bet dėl to aš negirdėjau, kad kas nors nutrauktų pieštukų gamybą. Technologijų, kuriomis išgaunamos skalūnų dujos, baidosi ne tik Lietuva. Prancūzija jas uždraudė. Vokietija ir Jungtinė karalystė taip pat jas draudė. Donatas Stundis, Alfa Savaitė.